tiesiog norėčiau priminti, kad antikorupcijos komisija kiek anksčiau kvietė tarybos narį Šarūną Matijošaitį į nuotolinį posėdį, į kurį jis neprisijungė be paaiškinimo. Tuomet 2 kartus kreipėsi į tarybos narį Šarūną Matijošaitį raštu, pateikdama klausimus dėl sklypų įsigijimo ir pardavimo aplinkybių. Ir nepaisant to, tarybos narys per nustatytus terminus atsakymų nepateikė, nors turėjo visas galimybės tą padaryti. Tai dar kartą noriu pabrėžti, kad komisijos tikslas yra ne politinis vertinimas, o skaidrumo užtikrinimas ir pareigų laikymosi kontrolė. Ir šiuo atveju susidurame su situacija, kai tarybos nario neveikimas trukdo antikorupcijos komisijos darbui ir riboja galimybes atlikti antikorupcinį vertinimą. Tai atsižvelgiant į tai, aš šiandien siūlau komisijai apsispręsti dėl 2 dalykų. Ar kreipiamės į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir ar kreipiamės į Kauno miesto savivaldybės etikos komisiją, prašydami įvertinti jo elgesį. Jei tam pritarsite, siūlyčiau šios sprendimus suformuluoti ir pateikti raštu abiems institucijoms. Tad mano pirmas siūlymas balsavimui yra dėl kreipimosi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir jisai skambėtų taip. Atsižvelgiant į tarybos nario Šarūno Matijošaičio pakartotinį atsisakymą pateikti informaciją reikalingą antikorupciniam vertinimui atlikti, antikorupcijos komisija nusprendžia kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydama įvertinti, ar toks tarybos nario elgesys neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 daliai, tai yra pareiga elgtis sąžiningai ir skaidriai, ir 11 straipsniui, kuriame apibrėžiama pareiga bendradarbiauti su institucijomis atliekančiomis antikorupcinius vertinimus ir tyrimus. Kolegos, ar turėtumėt papildymų, pasiūlymų, ar galėtumėm tiesiog balsuoti dėl šio klausimo? Jeigu nėra komentarų, tai siūlyčiau balsuoti dėl kreipimosi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Andriana. Aš susilaikau, Ramunė Bičkauskienė susilaikau. Ingrida Visockienė susilaiko. Andriana Filinaitė už. Donatas Bacevičius susilaikau. Aida Pranaruskaitė už. Vytautai. Vytautai, ar girdit mus? Pakelta ranka reiškia už, taip? Taip, tai dabar Laimute. 3 už, 3 susilaikę. Taip. Tai kaip dabar? Yra vienodas balsų skaičius. Dar kartą reikia balsuoti. Turbūt, kad... Pagal nuostatus. Tokia tvarka. Aš atsiprašau. Tai balsuojam dar kartą, aš manau, kad čia ta mūsų pozicija dėl antro balsavimo nesikeis, bet laikomės visų protokolų ir balsuojame tuomet dar kartą. Tai kviečiu dar kartą išsakyti savo nuomonę, kolegos, ir balsuoti. Tai Andriana Filinaitė už. Vida Visockienė susilaiko. Ramunė Bičkauskienė susilaikau. Donatas Bacevičius susilaikau. Aida Pranaruskaitė už. Ir Vytautas Juodagalvis, ranka pakelta. Taip, matom už. Antras rezultatas tas pats, taip. Tai dabar... Tai vykdomas trečias balsavimas. Taip, balsuojama 3 kartą. Vytautai, atsiprašau, jūs norėjot kažką pasakyti, ar... Ne, turbūt. Tai kolegos, pagal procedūras tada balsuojame 3 kartą. Andriana Filinaitė už.
Ramunė Bičkauskienė susilaikau. Ingrida Visockienė susilaikau. Donatas Bacevičius susilaikau. Vaida Pranarauskaitė už. Ir A, Vytautas. ar girdėt mane? Taip girdime. O, tai labai gerai, nesijungiu. Mikrofoną atsijungiau ausinės, nesuprantu. Tai aš irgi už, reiškia, manau, kad čia vis tik netinkamas tarybos nario elgesys. Todėl reikėtų kreiptis į VRK. Taip, į vyriausią tarnybinės etikos komisiją, ne į VRK. Ne VRK, bet... Ne, taip, į VTEK. VTEK. Taip. Tai trečiojo balsavimo rezultatai yra tokie patys ir tuomet laikoma, kad balsavimas neįvyko, kad sprendimas nepriimtas. Taip. Yra kaip yra situacija tokia, apmaudu šiek tiek, bet tuomet balsuokime dėl kito klausimo, dėl kreipimosi į Kauno miesto savivaldybės tarybos etikos komisiją. Tai siūlyčiau formuluoti kreipimąsi taip. Antikorupcijos komisija nusprendžia kreiptis į Kauno miesto savivaldybės tarybos etikos komisiją, prašydama įvertinti, ar tarybos nario Šarūno Matijošaičio elgesys sistemingas, vengimas dalyvauti antikorupcijos komisijos posėdžiuose ir nepateikimas prašytos informacijos neprieštarauja valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnėje įtvirtintiems sąžiningumo, atsakomybės ir skaidrumo principams bei Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatoms dėl pareigos bendradarbiauti su tarybos sudarytais organais. Tai kolegos... Taip. Atsiprašau, dar norėjau papildyti. Neatsako ir nebendradarbiauja, bet dar reikėtų gal pridėti, nepateikdamas priežasčių, kodėl tai daro, reiškia. Aiškinimo. Taip. Gal, pavyzdžiui, turėjo kažkokį pasiteisinimą, bet jo nepateikė. Taip, galime šitą tuomet pridėti, tai Laimutė užprotokoluokite šį Vytauto siūlymą ir tuomet siūlyčiau balsuoti dėl šio kreipimosi į savivaldybės tarybos etikos komisiją. Tai kolegos balsuokime. Andriana Filinaitė už. Ramunė Bičkauskienė susilaikau. Ingrida Visockienė susilaikau. Vytautas Juodagalvis už. Vaida Pranarauskaitė už. Donatas Bacevičius susilaikau. Tai situacija ta pati, turim prabalsuoti dar kartą ir turbūt trečią kartą ir tas pats scenarius mūsų laukia. Tai dar kartelį, kolegos, kadangi balsai pasiskirstė taip, kaip pasiskirstė, tai tuomet balsuokime iš naujo. Andriana Filinaitė už. Ramunė susilaikau. Vaida Pranarauskaitė už. Vytautas Juodagalvis už. Bacevičius susilaikau. Taip. Ingrida, kažkaip jūsų neišgirdom. Ingrida, girdite? Ingrida Visockienė susilaikau. Ačiū. Ir antras balsavimo rezultatas toks pats, tai prabalsuokime trečią kartą tuomet. Andriana Filinaitė už. Ingrida Visockienė. Ramunė Bičkauskienė susilaikau. Donatas Bacevičius susilaikau. Vytautas Juodagalvis už. Vaida Pranarauskaitė už. Taip, visi prabalsavo, tai balsavimas nepavyko, kaip sakant, sprendimas nepriimtas.